Lietuvos architektų sąjunga išrinko geriausius 2 pastarųjų metų darbus. Tarptautinės vertinimo komisijos nariai teigia, kad juos Lietuvoje nustebino individualių namų įvairovė. Tačiau pasigėdo kokybiškos daugiabučių architektūros. Tarp 5 geriausiųjų išrinktas gyvenamasis namas Domeikavoje, Kaune. Projekto autoriai nekartą laimėję Lietuvos konkursuose Vilius Adomavičius ir Vida Višniauskienė. Komercinių pastatų konkursą laimėjo Vilniaus architektų grupė. Audrius Ambrasas, Vilma Adomonytė, Tomas Eidukevičius ir Donatas Malinauskas. Metro prizą jie gavo už Svedbanko centrinės būstinės pastatą Vilniuje. Vertinimo komisija įskyrė poilsio vilų architektūrą. Pasak jų, vasarnamių projektai daug geresni nei kaimyninėse šalyse. Apdovanojimus pelnė 2 projektai. Poilsio namai Naktižibis Lavyso kaime Varėnos rajone. Jų autoriai Arūnas ir Rolandas Liolos, Edgaras Neniškis, Lukas Lažinskas ir Liutauras Nekrošius. Kitas projektas kaimo turizmo kompleksas Trakų rajone. Jo architektai Laima Tuminienė ir Gintautas Vieversys. Kas 2 metus rengiamam konkursui Žvilgsnis į save buvo pateikta 200 darbų. Pasak vertintojų, pusė jų buvo verti apdovanojimo. Tai mes kalbam apie masinės tos statybos tokius 5%, net 10%. Nes iš tikrųjų kalbam tik tai apie tą nedidelę dalį tų pastebimų darbų, kurie tikrai daro didelę įtaką, sakykime, visai Lietuvos kultūrai, Lietuvos aplinkos kūrybai. Neišvydau čia projektų, kurie būtų parodę ką nors naują architektūros pasaulyje. Pasigėdau geros daugiabučio architektūros. Kita vertus, pateikti projektai tikrai labai profesionalūs. Patiko visuomeninių erdvių pasiūlymai, tik juose norėjusi išvysti daugiau smulkių detalių. Vertinimo komisija įskyrė Šiluvos aikštės rekonstrukciją, tačiau apdovanojimas atiteko daugiafunkciam pastatui Embassy House Vilniuje ir šalia jo įrengtam skverui. Jo autoriai architektai Valerijus Tarkovskis ir Donatas Dabulskis.